Visiems labas, dar vienas vlogelis. Tai reiškia, man yra dar viena treniruotė. Šiandien mes turim tokią lokaciją, kažkoks miškas iš siaubo filmo, gal biškį sakyčiau. Gerai, bet ne apie tai. Planas dabar yra 4 km lėtų tempų. Čia aš sakyčiau tokia atsikavimo treniruotė. Kita treniruotė suplanuota biškį intensyvesnė, tai dėl to šiandien tokia light versija. Dabar trumpa mankšta kaip visada ir startuojam su bėgimu. Ok, mankšta baigta, pašalo mano rankos biškį, uždedu dabar pirštinės. Nusistatysiu laikrodį ir galėsim startuoti. Išėjau iki tako, laikrodis nustatytas, pirštinės kepurė yra, startuojam. Matot, išbėgau į civilizaciją, gražus takas, aš iš tikrųjų čia Lazdynuose už ligoninės bėgioju. Turim 1 kilometrą, žodžiu, ten tempas buvo apie 6, panašiai kažkas. Šiandien light treniruotę turim, tai jeigu tilpsim į 7 tempą, bus puiku. Kažkodėl šalta bėgti. Visai netyčiom radau kažkokį bunkerį čia netoli. Labai įdomu, kas čia per bunkeris, kas čia buvo. Reikės užgooglinti. Biškį buvau pasiklydęs, klajojau čia takeliais tokiais. Bėgau netgi ten, kur nėra tako, bet radau jau kelią asfaltuotą. Žinau, jisai veda iki Bukčių, tai man už jo reikės apsisukti. Na va, grįžau į kelią, patinka. Pasiklydau, miško keliukai. Nepažįstami, eksplorinu, visai fan yra, labai fain. Šiandien pastebėjau labai daug žmonių bėgioja, su šunim vaikšto, bet nėra ko stebėtis, labai gražus oras šiandieną. Aš tuo tarpu išbėgau jau iki Lazdynėlių, yra už manęs namai. Žodžiu, ir dabar lygiai 3 km, tempas pablogėjo iki 7,36. Čia turim tokį gražų stadioną, atsinaujinęs visai neseniai. Labai džiugu, kad žmonės investuoja į vaikų ateitį. O aš tuo tarpu pastebėjau, kad tempas krito, dėl to mažiau kalbu. Daugiau darbų. Varom. Liko 100 metrų. Tempas yra 7,10. Primenu, tikslas yra iki 7. Greitinu. Prabėgau 4. Tempas ten paskutinio apie 5,5 buvo kažkas maždaug tokio, o kas ten buvo su tais 7 ir 10, aš nežinau, gal užgliučino gal laikrodis tiesiog. Apskritai tai rezultatais patenkintas, kas buvo užplanuota, tas pasiekta. Tilpau į 7 tempo,
4 kilometrai. Ką galiu pasakyti apie šiandien, tai jaučiuosi labai puikiai. Pradžioj buvo šalta biškį bėgiot, bet ties 2 kilometrų apšilau ir buvo nuostabu kaip visada. Žodžiu, apie patį mišką, tai kaip matėt, yra kažkokių tokių krypį vietų, kur yra daug prilaužytų medžių, bet iš tikrųjų ir ant takų yra prilaužytų medžių. Tai tikiuosi tvarkys tą parką. Bet dėl šiukšlių, dėl viso kito, tai apskritai galiu pasakyti labai džiugu, labai tvarkingas miškas. Žodžiu, ką šiandien mes turim? 4 km lėtų tempu. Tempas turėjo būti iki 7, kas pavyko, džiugu šitoje vietoje. Na, o aš noriu Jums palinkėti daugiau šypsenų, pozityvo, pradėkit bėgioti kartu su manim, prisijunkit, o aš jau turiu su Jumis atsisveikinti, varysiu, kipsiu toliau prie darbų, sumontuosiu vlogą ir iki pasimatymų kitą kartą.